Video kvėpimo dirbtuvės. Tai vasario 28 dieną vykęs renginys, kuriame skirtingų meno sričių žmonės suvienijo jėgas dėl bendro tikslo – video kūrinio. Dirbtuvėse dalyvavo 20 atrinktų kūrybingų žmonių, kurie fotografavo, piešė, filmavo ir naudojo kitokias priemonės, kurdami video. Džiaugiamės, kad jie laisvai susidalino dabar ką tik grupėmis, nes mes tikėjomės, kad reikės juos pagal tikslinės kažkokius, sugalvot burtus ar kažkaip juos suskirstyti. Bet, dauguma užsikrėtė tom idėjom, kurios jie pasiūlė ir susijungė automatiškai grupės. Labai turėtų traukti menininkus, pasijust, kad jie ne vieni ir kad yra dar jų daugiau, kaip jie dabar dalinasi visi mintimis, kuria kažką kartu ir jaučiasi kažkokia bendruomenė atsiranda. Kadangi užsiregistravo kūrėjų daugiau negu mes tikėjomės, žymiai daugiau, jų užsiregistravo virš 40, o iš šias dirbtuvės fiziškai tiesiog galėjom sutalpinti 20 žmonių, tai mes pamastėm, kad gal mums pavyktų suorganizuoti sekančias dirbtuvės didesnėje erdvėje. Tai būtų šiaip labai malonu tie visi kūrėjai, kad nenusimintų ir mes puslapyje esam paminėję, jog jie tiesiog turėtų parašyti mum į e-mailą dalyvausiu@įkvėpimas.lt žodį noriu ir mes juos informuosim apie sekančias dirbtuves. Pritrūkę įkvėpimo dalyviai jau galėjo pasisemti įkvepiančioje erdvėje, kurios interjerą padėjo kurti ir meno duobės nariai. Pas mus buvo idėja paruošti tiesiog kūrybingą erdvę, kuri padėtų žmonėms kurti. Tiesiog mes turėjom tam tikrus išteklius, kaip žinot, šitas renginys yra nekomercinis, viskas buvo kaip ir gauta mainų principų, tai yra mums ir Maitojva, davė žaislų visokių, davė skirtingos visokios kompanijos, organizacijos, grupės, keitėmės, visi kažkaip parėmė mus. Tai tą, ką mes turėjom, tai iš to ir darėm tą visą įkvėpimą. Tai yra čia iš minimaliai, kaip mato, debesis kartoniniai, tokie visokie yra interjero dalykėliai iš to ir sukurti. Mano manimu, čia yra keletas žmonių, kurie yra kitokie ir atėję su skirtingais tikslais negu dauguma. Ir būtent tokie žmonės tą atmosferą šiek tiek ir iškreipia, šiek tiek ir balansuoja. Ir manau, kad pradinis kontaktas gali būti ne pats geriausias, bet manau, kad rezultatai parodys savo.